tos plytelės ten atsirado ne veltui, ta prasme, jos yra dažnai aiškinama, kad nuo vaikystėje užsimezgusių tokių elgesio įpročių, kurie kartojasi, jos ten yra ir jų taip lengvai nepaimsi ir su kastuvu neiškasi, bet gali, didindamas sąmoningumą, pastebėti, kaip tu tą darai. Ir kai pastebėsi, kaip tu tą darai, pamatysi, kad, tai gal aš galiu pasirinkti kitą kartą kitaip daryti, kad to nebekartočiau. Kol nebus sąmoningumo, tol tokie greiti sprendimai arba ten tos self-help knygos, kur siūlo visokius patarimus, jos galbūt kažkiek veiks, bet jos ilgai neišsilaikys. Tai aš sakyčiau, vėlgi, vienintelis sprendimas yra didinti sąmoningumą ir didinti sąmoningumą, tai ką? Tai vieni renkasi psichoterapiją vaikščioti, kiti į kažkokią grupę saviugdos arba terapinę, kiti. Ir tas pats knygų skaitimas didina tokį supratimą apie save, stebėti, kaip aš jaučiuosi, kai kalbu su kitu žmogum, ar tas jausmas jau mane pradeda apimti, užvaldyti. Tai tiesiog būtų labiau tokiu sąmoningu stebėtojų savo vidaus.